Nes jeigu sutuoktinį, žinai, pasiėmė paskolą vakar, tai antstolis gali ateiti pas jūs rytoj ir man atsako, žinai, noriu, kad kitai pusiai skaudėtų. Labai noriu, kad skaudėtų. Ką mes darysim, kai bus blogai? Kiek kainuoja išsiskirti? Čia iš tikrųjų yra ta turbūt nepatogi tiesa, kurią nežinau, ar žiūrovai norės išgirsti. Būsimi sutuoktiniai turbūt deda daugiau pastangų, žinai, rinkdamiesi vestuvinį tortą, negu, žinai, kalbėdami apie santykius. Santuokos nutraukimas iš priežastys įtakos turto padalinimui neturi. Vien dėl vaikų gyvenimas yra pasmerktas žlugti. Svečiuose žmogus, kurio turinį socialiniuose tinkluose kai kurie bijo palaikinti, kad antra pusė neįtartų skyrybų. Tai advokatas Dainius Židanavičius. Šiame pokalbėje griauname mitus. Nuo to, kodėl skyrybos kartais kainuoja daugiau nei visas šeimos turtas, iki to, kaip apsaugoti vaikus nuo manipulacijų. Dainius atvirai pasakoja, kokios klaidos paverčia skyrybas 5 metų karu ir ką turėtų žinoti kiekviena pora prieš žengiant vedybiniu keliu. Kviečiu klausytis. Kaip prasidėjo viskas? Kaip išsirinkai būtent šitą sritį? Iš tikrųjų, šeimos teisė, skyrybų teisė kaip po tokia, nenuostabu, jinai yra žmonių likimus keičiantis sritis. Kai tu prisidedi prie kliento likimo pakeitimo, kai tu prisidedi prie jo gyvenimo, naujo gyvenimo pradžios, kai tu prisidedi prie gerovės jo vaikams sukūrimo, tai iš esmės tai yra ypatinga pasitenkinimą teikiantis sritis. Kai žmonės išgirsta skyrybų advokatas, kokį dažniausiai neteisingą vaizdą susidaro apie tave? Turbūt visiems gali atrodyti, kad, žinai, skyrybų advokatas tai yra tas, chamiškiausias turbūt advokatas, kuris tik ir laukia turbūt, kada žmonės išsiskirs, ateis pas į ofisą ir taip toliau. Ir tai yra turbūt vienas iš tų neteisingiausių vaizdų, kurį susidarom apie skyrybų advokatą, kadangi, skyrybų advokatas yra pirmoje eilėje konfliktų sprendėjas, komunikatorius, o ne konfliktų kurstytojas. Ir šioje vietoje, į mane besikreipiantys asmenys kreipiasi dėl būtent konflikto suvaldymo. Pagilinkim turbūt tą procesą, kur žmogus arba žmonės, kažkurį poros dalis atkeliauja pas tave, įžengia į kabinetą su mintimi, kad noriu skyrybų, bet nieko nežinau apie tą procesą. Neįsivaizduoju, žinai, nei kainos, nei kaip veikia. Ką dažniausiai paaiškini kaip pirmus tos dalykus, į ką reikėtų atsižvelgti? Tai iš esmės kiekvienu atveju atvykus klientui, žinai, jam yra atskleidžiama trejopa pusė. Finansinė pusė, teisinė pusė, emocinė pusė. Tai yra tie 3 dalykai, kuriuos žinodamas klientas susidaro vaizdą, kur link veda jo situacija. Ir pirmos konsultacijos metu vėlgi skyrybų advokatas, jisai yra daugiau psichologas ir strategas. Ar ne? Bent jau mano atveju, pirmos konsultacijos metu žmogus išeina su labai aiškiu žinojimu. Ar ne? Kokioje situacijoje jisai yra? Kas jam teisėtai galimai priklauso? Kokie yra realiai įmanomi sprendimo būdai? Kokie yra įmanomi procesai ir kokios tų procesų kainos, iš esmės, ar ne? Tai va čia yra tie tokie dalykai, kur žmogus atėjęs su baime, nežinomumu, nežinojimu, neužtikrintumu, ar ne, jisai išeina su, žinai, tvirtesniais pečiais, nepabijokim to žodžio, žinai, su bent jau tam tikrų užtikrintumų ir žinojimu. Kas jam priklauso, kaip iš situacijos išeiti, kokie yra sprendimo būdai, ką toliau daryti, kokie tolesni veiksmai, kokie tolesnė seka ir taip toliau. Tai čia yra tie dalykai, kurie yra, turbūt su kiekvienu klientu praeinami pirmos konsultacijos metu. O jau vėliau, ta prasme, antros konsultacijos ir tolesnio proceso metu skyrybų advokatas yra skyrybų advokatas, bet tuo pačiu jisai jau yra tos krizės valdytojas realiai. Jeigu taip žiūrėt, padedantis suvaldyti situaciją taip, kad maksimaliai padėtų žmonėm išeiti iš to. Neretai ir mediacija pati kaip procesas pakankamai stipriai pasitarnauja šalių sutarimui. Kiek kainuoja išsiskirti? Tai pakalbam skaičiais turbūt čia visus vis tiek visą laiką domina, žinai, konkretų skaičiai, tikslų skaičiai ir taip toliau, bet tų tikslių skaičių taip įvardinti nepavyks, kadangi situacija nelygi, kaip ir pats supranti, ar ne, skiriasi klausimų apimtis. Vieni turi vaikų, kiti neturi, vieni turi turto masę
mažą, kiti turi, ten, nežinau, keliasdešimt objektų turto ir taip toliau. Bet taip standartinė situacija, jeigu taip žiūrėt, ar ne, jeigu bendrų sutarimų mes turim skyrybas, tai, apie 1000 eurų mes galim turbūt orientuotis, kad tai yra ta suma, su kuria taip iš esmės tą situaciją paspręsti bendrų sutikimų išeitų. Plius minus. Kiek daugiausiai gali kainuoti? Kiek daugiausiai gali kainuoti, aš neįvardinsiu. Lubų nėra, aš taip pasakysiu. Daugiausiai gali kainuoti, žinai, jeigu ego žmogaus nusprendžia nuvažiuoti į teismą su kokiu Rolls Royce'u. Tai va tiek ir gali kainuoti, šitoje vietoje procesas. Ja. Iš tikrųjų, proceso kainą mes kalbame ne vieną apie, kaip pats supratai, apie išlaidas advokatui. Mes kalbame apie žyminį mokestį, mes kalbame apie nuolatinius turto vertinimus, apie ekspertizes, kurios kainuoja. Tai va, mes kalbame apie vertimus, mes kalbame apie įrodymų rinkimo išlaidas ir visas kitas išlaidas. Ir jos tikrai paaugina tą procesą labai stipriai. Ką teisminiai dalyje papasakoju žmogui, kuris, žinai, atėjo, aš nieko neįsivaizduoju. Mačiau filmuose, kad ten kažką parašą uždeda ir viskas. Kaip truputį užvesti ant kelio, kad suprasti, kas vyksta iš tiesų ir kas... Apskritai paties proceso nušvietimas, kaip jisai atrodo pats procesas, ar ne? Kaip iš esmės nuo ko prasideda skyrybų procesas. Gali truputį išsiplėšti šitoje vietoje, kaip tai atrodo? Labai trumpai, jeigu iš esmės, ar ne, tai skyrybų procesas pradedamas jau teisminis procesas, ar ne, po mediacijos. Tai ieškinio padavimu teismui, ieškinio priėmimas yra laikomas bylos iškėlimu. Ir už tai tada mes turime etapą maždaug kelių mėnesių, maždaug 2 mėnesių tarpą, kada ieškinį gauna kitą pusę, jinai turi pateikti atsiliepimą arba prieš ieškinį. Jeigu pateikia atsiliepimą, tuomet jau teismas skiria pirmą parengimą į posėdį. Jeigu pateikia prieš ieškinį, tada jau ieškovas turi reaguoti ir atsiliepti. Tai va tas susirašinėjimo momentas pradžioj proceso trunka apie kokius 2-3 mėnesius paprastai, iki pirmojo posėdžio paskirimo. Na ir tada vyksta teisminiai posėdžiai, visų pirma parengimieji posėdžiai, kurių metu teismas, išsiaiškina šalių poziciją, kas ko nori, kas ko siekia, kas kokiom priemonėm įrodinėja savo reikalavimus. Ir jeigu jau teismas mato, kad šalių galimybė susitaikyti yra menka, arba jos faktiškai nėra, tada jau teismas skiria bylos nagrinėjimą iš esmės, vyksta procesas, teisminiai posėdžiai, jų paprastai būna priklausomai vėlgi nuo bylos apimties, nuo kokių 5 iki kokių 25. Tai va, tai vėlgi, sakykim, tokios yra ribos. Na ir pats procesas, kaip jisai vyksta, kas po ko pasisako ir taip toliau ir panašiai. Bet čia yra proceso eigoje, tai nėra pirmos konsultacijos paprastai dalykas, žmogui nupasakoti tą teisminį procesą, ar ne? Labai grubiai žmogui yra pasakoma, nuo ko yra pradedama, kokios yra tolesnė eiga, kada yra liudytojai apklausiami ir taip toliau, nes labai dažnai klientai kalba, kada mes liudytojus apklausim, kada mes galėsim juos apklausti. Iš esmės jie yra apklausiami tik jau bylą nagrinėjant iš esmės, kai jau šalys pasisako ir tik po to jau teismui ir kitom šalim uždavus klausimą yra apklausiami liudytojai. Tai va, tai pats procesas jisai yra turintis savo taisyklės, iš esmės ginčo tvarka išsitęsiantis iki tikrai neretai ne 1 metų. Bet žinai, į teismą tu nenueisi kitai pusėje nepranešus. Nes kokia yra procedūra, tai yra privaloma mediacija šeimos byloje. Ir mediacijos procesą privalo visi praeiti. Kaip tokį, kad būtų paskirtas tarpininkas, tai va taip ir atrodo, kad žinai, valstybė šiuo atveju paskiria mediatorių, tai yra nepriklausomą asmenį kaip tarpininką, tam, kad jisai, tarp kitko nemokamai, 8 valandos yra nemokamos, pamėgintų privesti šalis prie taikaus susitarimo. Ir tik jeigu šalis atsisako mediacijos arba šalim nepavyksta susitarti, tik tada yra išduodama pažyma ir uždegama žalia šviesa eiti į teismą. Tai kad kartais gauna sutuoktinis pranešimą apie mediaciją kaip iš giedro dangaus, prieš tai net nepakalbėjus apie tai, kad čia, žinai, čia kažkas planuoja skirtis. Tai taip būna, ir taip būna dažnai, bet kad gautų, žinai, iš teismo dokumentus, nežinodamas apie tai, kad čia prasidės, tai būna tais atvejais, kada yra mediacija eliminuojama iš proceso. Tai yra tie atvejai, kada, sakykime, yra smurtas artimoje aplinkoje. Kaip vienas iš atvejų, ne? Nes mes suprantam, kad negali būti pasodinti prie bendro mediacijos stalo auka ir smurtautojas. Ir sakyti, jūs dabar susitarkit, žinai, šitą vietą. Tai ne, tokie atvejai yra išskirtiniai ir tai yra vieni iš tų atvejų, kada žmogus gali eiti tiesiai į teismą. Ir taip, tokiu atveju tada yra natūralu, kad kita pusė galėjo nesitikėti
to, kad pareis iš teismo skyrybų dokumentai. Tu matai tai kaip iš tiesų įrankį, kuris dažnai padeda, ar čia toks labiau tick boxas prieš teismą, kad tu tiesiog turi, žinai, užtikinti ir tada keliauti? Tai mediacija, ką aš galiu pasakyti, mediacija realiai veikia kaip procesas, bet veikia tik esant vienai esminiai sąlygai. Ir tą esminę sąlygą aš įvardinčiau tokią, kad jeigu žmogus į mediacijos procesą atėjo susitarti, tai mediacijos procesas bus vaisingas. Viskas bus tvarkoje. Tikėtina, kad jie susitars. Bet jeigu žmogus į mediacijos procesą atėjo laimėti, tai mediacija bus tik tai ta, žinai, varnelė, iki teismo užsidėjau varnelę, žalia šviesa keliauja į teismą ir ten įrodinėjau savo poziciją ir įrodinėjau tą poziciją, kad klientas, kad laimėčiau, ar ne? Grįžtam prie komunikacijos ir sąmoningumo. Taip. Esu girdėjęs situacijų, kur skyrybų visas procesas sugidegina daugiau turto, negu kas liko, žinai, poroms iš savo pusės. Tai kur šitoje vietoje buvo padarytos klaidos, arba ta pagrindinė klaida, kuri, žinai, nepraėjo normalaus proceso ir tai tapo to kraštutiniu į kitą pusę, ne į sąlyginai gerą ir greitą, kaip ten geros, greitos, pigios skyrybos, gali išsirinkti 2, man rodos, jeigu neklystu, iš tos pusės. Jo, tai čia iš tikrųjų yra ta turbūt nepatogi tiesa, kurią nežinau, ar žiūrovai norės išgirsti, nes viens iš teks, čia jau kaip sakant, žinai, mes susitikom atvirai pakalbėti, atvirai ir pasakysim. Tai esmė yra tokia, kad vienas iš dalykų, kada netgi proceso kaina viršyje turto vertę, arba tie, žinai, principai, kurie paverčia ten 3 mėnesių, 2 mėnesių ar ten metų procesą, 5 metų procesu. Tai yra tie atvejai, kada, žinai, žmogus kovoja net ne dėl daiktų. Jis kovoja dėl savo žaizdų. Jis yra tiek įsiskaudinęs ir tiek jam net nebesvarbu tampa, kaip teismas padalins turtą, kaip teismas išspręs netgi vaikus liečiančius klausimus, kad jisai neša tą savo žaizdų vėliavą, ta prasme, iki pat galo. Taško pinigus, taško emocijas, taško sveikatą šitoje vietoje, ta prasme. Ir tai tampa ta priežastimi, dėl ko tas procesas tiek užtrunka. Ir neretai netgi žmogus net negali konkrečiai įvardinti, tai kur čia yra tas pakasta, ar ne? Ir va čia, žinai, iš esmės, ar su porų psichologu, žinai, ar su asmeniniu psichologu, ar su tuo pačiu advokatu, žinai, pasikalbėjus, ar ne, grinai ir išsiaiškinus kliento lūkesčius, o tada atsiskleidžia tie dalykai. Nes neretai, žinai, ir pas mane ateina klientai, kurių, žinai, aš pasiteirauju labai konkrečiai ir aiškiai, žinai, tai sakau, tai ko jūs siekite? Na, kokio, žinai, turėdamas omeny, kokio rezultato vaikams, žinai, kokio turto padalymo, žinai. Ir man atsako, žinai, noriu, kad kitai pusiai skaudėtų. Labai noriu, kad skaudėtų. Ir aš žinau, kad jūs taip galite padaryti. Man jūs rekomendavo. Suvaizduoja, ta prasme, va tokie dalykai. Ten, žinai, nu, tai koks jūs tikslas? Noriu, kad kitai pusiai skaudėtų. Ir va čia būna tas, žinai, viena iš tų priežasčių. Antra dalis priežasčių, va čia, žinok, čia iš vis užmušanti turbūt bus giminaičiai. Taip, giminaičiai. Giminaičiai neretai paskatina bylinėtis, aš nepabijosiu to žodžio pasakyti. Taip. Tie atrodo žmonės, kurie turėtų linkėti gerą, pabaigti greičiau procesą. Pinigai uždirbami. Vat sveikata sunkiai labai sugrįžta šitoje vietoje, ar ne? Kurie turėtų patarti, nu žiūrėk, vaikeli, nepasisekė, ta prasme, nu žinai, padėsim tau išeiti iš šitos situacijos, palaikysim tave, ta prasme, žinai, nėra finansų, ten padėsim pasisamdyti advokatą, ar ten, žinai, įvertinti turtą, ar ten dar kažką padaryti ir taip toliau. Tai yra galbūt sąmoningų giminaičių veikimas. Bet yra, kada giminaičiai pradeda trukdyti procesui. Kada tu pasakai klientui, kad, žiūrėk, tavo situacija yra taip ir taip, ir siekimybės turėtų būti tokios, šansai yra tokie ir tokie, ir tu matai, kad, na, jam netinka. O kodėl tau netinka? Nu, va, tėvai sakė, kad taip negerai. Kaip manai, kokie va, tie pagrindiniai klausimai turėtų būti, ką turėtų atsakyti pora prieš žengiant į tą rimtą sąjungą,
prieš, kad nedasibaigtų toje kėdėje ir, taip sakant, tavo klientų. Gal taip piktai skamba, bet labai teisingas klausimas. Kol kas paklausa, man rodos, nežlugdo tavo verslo, tai pabandom, kad neužbombarduotų visiškai. Jo, tai aš žinai, nesikį ir viešai kalbėjęs apie tai, kad, žinai, mano, taip gal ir nepatogiai tokia tiesa esu išsakęs, žinai, kad mano įsitikinimu būsimi sutuoktiniai turbūt deda daugiau pastangų, žinai, rinkdamiesi vestuvinį tortą, negu, žinai, kalbėdami apie santykius. Tai iš esmės turbūt išskirčiau, žinai, kelias sritis, žinai, ir kelis klausimus, kuriuos būsimi sutuoktiniai turėtų aptarti. Tai mano įsitikinimu, žinai, tai turėtų būti buitis, ar ne? Kaip mes ateityje tvarkysimės buityje. Kaip pavyzdžiui? Kas plaus indus, kas tvarkys namus. Mes tai kartu darysime, kažkuris tai vienas iš mūsų. Kitas dalykas tai yra finansai. Kaip mes tvarkysime su jais. Pas mus bus bendras biudžetas ar atskiras. Mes dirbsime abu, ar ne? Kaip mes tvarkysime su investicijom. Kaip mes tvarkysime su kreditų dengimais. Ir taip toliau. Ir trečias dalykas turbūt tai būtų vaikai. Apskritai principinis klausimas, ar mes norim vaikų? Jeigu taip, tai kiek? Kaip mes spręsim su jais susijusius klausimus? Ir šiek tiek į toliau nueiti. Ne tik tai, kad, gimus vaikui, bet ir kokią religiją vaikas išpažins. Ypatingai dabartiniam pasaulyje, ar ne, kada, poros vėlgi yra skirtingų tautybių ir panašiai. Ir aš tikrai matau, kad ta problema, iškyla. Ir atrodytų taip, kokią religiją vaikas išpažins. Ir tai tampa kažkokiu labai, dideliu trigeriu santuokai, ar ne? Ir paskutinis turbūt dalykas, kurį reikėtų aptarti, ar ne, kaip mes puoselėsim santykius. Kiek mes laiko skirsim viens kitam, kokie mano lūkesčiai dėl dėmesio, kokie mano lūkesčiai dėl kitos pusės, ką tu turi padaryti, ką aš norėčiau padaryti dėl tavęs. Šiaip rekomenduoju paskaityti knygą apie santykius, 5 meilės kalbos. Labai išsigryninti, kurį čia. Labai yra sveika. Žinoti tiek savo meilės kalbą, tiek kitos pusės ir daug lengviau gyventi. Patikėkit manim ir iš klientų patirties pasakysiu. Tai mes vėlgi nepamirškim to, kad statistika, kurią turbūt žino dauguma žiūrovų, kad skiriasi Lietuvoje kas antra pora, tai mes turim tik tai oficialią statistiką. Mes to nepamirškim. Kad yra porų, kurios gyvena dėl patogaus gyvenimo. Yra porų, kurios gyvena dėl vaikų. Nesiskiria. Ir, koks dar čia procentas dasidėtų realiai prie tos statistikos oficialios, tų neoficialių skyrybų, kur realiai žmonės tiesiog gyvena, plaukia pasroviui. Jos bijo išeiti iš tos zonos patogios. Bijo priimti drąsų sprendimą ir taikstosi su to gyvenimu ilgus metus. Ir tie tokie taikstymais, jie priveda iš tikrųjų prie pakankamai nekokių pasiekmių kai kuriais atvejais, ar ne? Tai tie patys vaikai, vėlgi mato, kaip nuolatos tėveliai konfliktuoja ir galbūt perima tokį standartą. Yra tekę matyti, kaip, žinai, moteris kentusi ilgalaikį despotišką vyro elgesį, turbūt 10 metų priėjo prie itin didelių sveikatos sutrikimų. Mes čia apie vienus rimčiausių kalbam. Tai klausimas tada, kas tau sugrąžins tą sveikatą, kas tau sugrąžins tas prarastas, žinai, dienas ir taip toliau. Tai čia, sakau, tie tokie dalykai, kurie verčia susimastyti. Paimkim šitą vietą. Paimkim tą situaciją, kad galbūt santykiuose, kuriuose esi netoli tos ribos, sakykime, kur priimti jau sprendimus tam tikrus ir galbūt dėl vaikai, komfortas, nežinau, 100 kitų priežasčių, dėl kažko, kodėl renkėsi būti čia. Ar jis, ar jį kaip ir nėra skirtumo, tai pirmas dalykas, ką manai reikėtų šitoje vietoje daryti? Tai vėl mes kalbam turbūt apie tą ribą. Ar tai yra riba, žinai, išsaugoti santuoką, ar tai yra riba tarp to, kada jau nieko nebepakeisi. Tai iš principo vėlgi reikėtų turbūt kiek įmanoma, ir vėl mes kalbam apie sąmoningumą ir objektyvumą, ar ne? Sąmoningai ir objektyvai įsivertinti, kokioje situacijoje aš esu. Ar situacija keičiasi ar ne, ar mes abudu linkę dirbti dėl tos situacijos ar ne.
Ir čia, žinai, nei santuoka, kabutėse projektas vaikai, niekas to neišgelbės, ta prasme, šitoje vietoje. Dėl vaikų gyvenimas, vien dėl vaikų gyvenimas yra pasmerktas žlugti. Ne, šitoje vietoje, nes ar vaikai matys nuolatos besipykstančius tėvus, ar vaikai jiems išsiskyrus galbūt pamatys tėvus, kurie sukuria laimingą santykį. Ir vienas, ir kitas. Tai yra 2 skirtingi dalykai. Tai vat, kalbant apie vaikus, kalbant apie, žinai, patogų gyvenimą, tai vėlgi, žinai, taip yra atvejų, kada pas mane ateina klientai ir klientės ir sužinoja, kaip dėliotųsi jų situacijoje, turto padalinimas ir taip toliau. Jie mato, kad, jie liaudiškai tariant nepaveš tokių įsipareigojimų patys, o kita pusė neturės galimybių išmokėti milijoninės kompensacijos. Ir ką, ir pasiliekama gyventi turbūt tame prabangime name, kuris vertas kelių milijonų ar ten ir panašiai. Vien dėl to, taip. Ir tu tada pastringi toje, sakykime, situacijoje, kuri veda į niekur. Į kokius tokius pagrindinius bazinius dalykus reikėtų žiūrėti žmogui, kuris yra santykiuose, kurie tikriausiai eina į pačią pabaigą ir reikės eiti per tą skyrybų procesą, kuris galbūt nebus toks jau draugiškas ir labiau žiūrim į tą, žinai, dalykišką pusę, kuri kartais būna, žinai, iš pykčio, iš keršto, iš kokio nors neteisingo sprendimo. Tai kaip teisingai pasielgti žmogui šitoje vietoje? Taip, tai šitoje vietoje iš tikrųjų žmogui yra labai svarbu nebūti naiviam. Pradėkime nuo to, ar ne? Ir kiek įmanoma, susirinkti tam tikrus įrodymus. Kalbant apie, sakykime, jo indėlį į turtą, susirinkti įrodymus tokius kaip dėl kurių kartais kyla problemų iš tikrųjų labai didelių. Žinai, turbūt atvejus, kai santuokoje įsigyjamas turtas, įsigyjamas yra kaip ir bendrai, ar ne? Dalybų atveju tai yra per pusę dalinamas turtas. Bet kai yra asmeninės lėšos naudojamos, tėvų dovanotos, paveldėtos lėšos, tai tampa pagrindu nukrypti nuo lygių dalių principo ir pasidalinti turtą nelygiai. Bet praktikoje atsiranda tokių atvejų, kada, sakykime, į turtą investuojama yra gryni pinigai. Daug grynų pinigų. Ir sakykime, tėvai kartais kaupia grynus pinigus ar ir dovanoja savo vaikams tam, kad jie ten, nežinau, įsineštų į sąskaitą ir turėtų pradinį įnašą pirkdami būstą. Arba tenai remontui skiria 10, 20, 50 tūkstančių eurų grynais pinigais. Ir vėliau lygtai, kai yra statomas būstas ar ir perkamas būstas, visi sako, viskas tvarkoja, labai faina, kad tėvai prisideda, ar ne, o skyrybų atveju tada sakoma, aš neprisimenu, kad tavo tėvai prisidėjo. Aš neprisimenu, kad čia grynus pinigus kažkas investavo. Ir štai tokiais atvejais, aš sakyčiau, nebūtinai naiviais, ar ne? Ir tam yra ir dovanojimo sutartys, jeigu yra atitinkama forma, vėlgi notarinė dovanojimo sutartys yra reikalinga ir panašiai. Ir apskritai, kalties tam tikri įrodymai yra svarbus kartais susirinkti, ar ne? Ypatingai, kai, antra pusė ten piknaudžiauja alkoholiu, ten, sakykime, smurtauja ir panašiai, nes vėlgi, neužfiksuotas smurtas, neužfiksuotas piknaudžiavimas alkoholiu, jis vėliau tampa, kaip aš sakau, tokia ištempta guma, ar ne, kurią procese tampa ir į vieną, ir į kitą pusę. Ir galutinai nėra aišku, ta prasme, tai piknaudžiavo viena pusė ar kita ten alkoholio, ar nepiknaudžiavo, smurtavo ar nesmurtavo. Nes, pagal mūsų, sakykime, tam tikrus ir teisinius standartus, kad ir kaip jie būtų nepriimtini, ar ne, jeigu ikiteisminis tyrimas nesibaigė byla teisme dėl smurto, tai smurto kaip ir nebuvo. Tai įsivaizduok, ta prasme, tokie dalykai. O jeigu apskritai žmogus nesikreipė į policiją su skundu dėl to, kad prieš jį smurtavo, tai smurto apskritai fakto čia nebuvo, ar apie ką čia kalbėti, ar ne, kad prieš kokius 3 metus ten kažkas kažkam sudavė. Tai kartais iš tikrųjų, reikia pakankamai objektyviai įsivertinti situaciją ir suprast, kad, nereikia būti naiviam. Jeigu situacija kartojasi, reikia ją fiksuoti, ta prasme ir taip toliau, nes savaime jinai nepasikeis. Galbūt yra koks nors pirmas pavyzdys, kur tu jau pamatai, kad, žiūrėk, čia yra ne tik, žinai, popieriukų sutvarkymas, palyginam viską, žinai, ten 50-50 dar padiskutuosim po to ateityje, bet mintis, kad staiga, tai labai labai stipriai gyvenimus pakeičianti kryptis ir tuo pačiu ir tam tikros klaidos. Prieš 14 gal 15 metų, kuomet pradėjau savo karjerą šitoj srity, aš mačiau turbūt vieną pirmųjų atvejų, kada sutuoktiniai, ypatingai įsiaudrinę, jie norėjo eiti vis toliau ir toliau, vis giliau ir giliau į vis gilesnį konfliktą, ko pasiekoja tas jų ėjimas į vis gilesnį konfliktą būtų palikęs didžiulius randus tiek jų gyvenime, tiek ypatingai vaikų gyvenime. Ir šioje vietoje tu tuomet supranti, kad jeigu advokatas bus tik
kaip tu sakai, popierių rengėjas ir išliks tik pasyvių stebėtojų, jis nėra advokatas. Ir čia tu tuomet turi tam tikrą lūžio tašką, kada supranti, jog apart teisinių žinių, to ypatingai reikia sukaupti psichologinių, emocinių žinių, tam, kad padėti klientam išeiti iš to užburto rato, iš to kartais ir neretai principų rato ir, priimti racionalius sprendimus. Kaip padėti šitai situacijai? Kaip sustabdyti? Kaip tą racionalumą sugrąžinti šitą vietą? Pradėti turbūt reikėtų nuo iš esmės paties konflikto ištakų. Labai neretai konflikto ištakos yra skyrybų priežastyse. Kada skyrybos yra pakurstytos noro nubausti kitą pusę, noro parodyti principus tam tikrus ir taip toliau. Ir jeigu tik tai pajauti tą aplinkybę, ar ne, tai reikia tai išsiaiškinti su pačiais žmonėm, reikia išvelgti šitą dalyką, reikia galbūt netgi jiem parodyti, kadangi jie ir patys kartais to nesupranta, kad, tai yra principas, kuris veda į niekur. Kad tu prarasi laiką, kad tu prarasi didžiulius pinigus ir tu galų gale turėsi rezultatą, kuris turės itin neigiamas pasiekmes jiems, itin neigiamas pasiekmes vaikams ir taip toliau. Ir čia šioje vietoje ištakos priežastys, ta prasme, ir įvardinimas, kaip sakant, to dramblio, kuris stovi kambarį, ar ne, kad jisai yra ir kur yra bėda, ar ne, ta prasme. Viskas yra išsprendžiama, viskas yra galbūt sureguliuojama, ta prasme, šitoje vietoje. Taip, tai yra krizė šeimoje, taip jinai yra išsprendžiama, kaip ir visos kitos krizės, ta prasme, tik tai reikia vėlgi racionalių tam tikrų siūlymų, racionalių tam tikrų rezultatų pritaikytų individualiam atvejui, o ne kažkokių tai, nežinau, šabloninių dalykų, kurie tinka visiems. Nėra tokių dalykų. Skyrybose apskritai šablonais tu kalbėti negali. Tai yra individualus atvejis, individualus vaikų amžius, individualus turto pasiskirstimas šitoje vietoje. Individualios priežastys, dėl ko žmonės skiriasi ir dėl ko jos laiko pykti ir taip toliau. Ir kartais netgi tai būna net ne apie daiktus, o apie žaizdas, kurias šalys net negali įvardinti. Ir net patys negali suvokti, dėl ko jie taip elgesi, dėl ko jie taip keršyje, dėl ko jie pasirengė, ta prasme, eiti metus į procesą ir taip toliau, ir dėl ko jie argumentą naudoja, kad jeigu ne pagal mane, tai teismas nuspręs. Yra tekę, kad nors pagalvoti, kad galbūt užteks ir galbūt šitas rytis jau nebe man, galbūt atidirbau savo. Tekę yra pačioj pradžioj su tokio mintim susidurti, tenka ir neretai ir šiuo metu. Bet žinai, čia yra toks, kaip pasakysiu, tokia profesija, kur jie galima palyginti turbūt laivui, kuris yra audroje, ne? Nuolatinėje audroje, ne? Ir kai tu išmoksti tą laivą valdyti tinkamai vieną dieną, jau antrą dieną tampa lengviau, ar ne? Jau tu per tą audrą plauki, jau taip jau žinai, kaip ją suvaldyti, žinai, kad kaip sakant, tas laivas plauktų toliau, ta prasme, ir jo ten bangos neapverstų ir taip toliau ir panašiai. Tai taip ir čia, ar ne? Pati pradžia būna ypatingai sunki, kada tu matai, kad šalia teisės yra itin daug emocijų. Ir tu laikui bėgant prie to įpranti. Paaiškinkim truputį tas skyrybų priežastis iš savo pusės. Pagal tavo tą tokį požiūrį, kas dažniausiai sugadina reikalus, kad žmonės išsiskiria? Toks provokuojantis klausimas, žinai. Tai aš išskirčiau turbūt kelias priežastis, kada jau matau, jog žmonės panašu, kad artėja prie skyrybų. Tai vienas iš dalykų yra net nepyktis, o panieka, žeminimas kito, toks niekinantis žvilgsnis. Čia, žinai, galim turbūt pajuokauti ir pasakyti, kad, žinai, čia lygiai tas pats, kas, tas žvilgsnis, kai turbūt esi matęs, žinai, kai ant picos uždėtum ananasą, ar ne? Tai vat maždaug, jeigu tas žvilgsnis yra besikartojantis daug dažniau negu... Itališkoj kompanijai. Taip, būtent, prie italų šefo, ta prasme, virtuvės. Ir jeigu tas žvilgsnis toks, žinai, niekinantis, jisai būdingas daug dažniau negu labas rytas, tai jau yra pirma indikacija, ar ne? Antras turbūt aspektas, kurį išskirčiau, tai yra tokio ryšio nebuvimas, ar ne? Kai du žmonės, du sutuoktiniai yra tam pačiam kambarį ir sėdi prie to paties stalo, bet jie neturi jokio ryšio. Kitaip tariant, ar ne, kai liktai interneto ryšys yra, ar ne, bet no connection. Visiškai jokio ryšio, visiškai jokios kalbos, liktai susitiktų du, žinai, seni bičiuliai Lidl kasoj prie bandelių, pasikalbėtų ir išsiskirtų. Tai yra toks ryšys apie nieką, jokio intimumo, jokio pokalbio,
jokios bendros ateities, na, iš esmės tik tai pokalbė apie būtį. Ir turbūt trečias dalykas, žinai, kada matau, jog žmonės artėja prie skyrybų, tai yra tie ir finansiniai dalykai, ne? Kai kartais pamatau tokius dalykus, jog žmonės gyvena pagal Excelį. Ne? Aš sumokėjau 3 eurus už tą, tu dabar sumokėk už tą 3 eurus. Aš dabar, žinai, apmokėjau tą, tu apmokėsi tą. Aš sumokėjau už taksą, tu sumokėk už pietų, žinai. Ir panašiai. Tai man tokia santuoka apskritai yra panaši į kokį administracinį vienetą, arba, žinai, kokį nors UAB mes kartu, nes mums patogu. Žinai, tai, na, čia, žinai, šitoje vietoje yra tie turbūt dalykai, kurie liudija tai, kad žmonės artėja link skyrybų. Tai jeigu paimam tokį neįvardintą scenarijų, kada poroje reikėtų pabendrauti ir sakyti, galbūt mums reikia pas specialistą pasikalbėti, tiesiog išsikomunikuoti, o galbūt jau iš tiesų yra tas ženklas, kad galbūt reikėtų nelaukti ir iš tiesų pas skyrybų advokatą nukeliauti. Kartais sunku turbūt atrasti tą ribą, žinai, kada reikia eiti pas santykių specialisto, kada jau keliauti pas skyrybų advokatą. Tai iš esmės aš kaip skyrybų advokatas įvardinčiau tokį atskaitos tašką, kad kai komunikacija tarp žmonių vis dar yra, bet jie tiesiog nežino, kaip išeiti iš problemos. Ar neturi tam tikrų įrankių. Na, lyg tai mes norim dirbti su santykiu, bet nežinom kaip. Tai tada mes kalbam apie, na, sakykime, santykių specialistą, porų psichologą, ar ne, pas kurį galima kreiptis. Kada iš esmės santykis stringa. Santykis stringa. Pas skyrybų advokatą reikėtų kreiptis tada, kada santykis baigėsi. Jis jau nebestringa, jo tiesiog nebėra. Porai, kuri kaip tik yra pačioje pradžioje planuoja tuoktis, ką tikrai 100% reikėtų pasidaryti? Esminis dalykas yra, mes suprantam, jog kai bus gerai, kai bus viskas gražu, kai bus viskas faina, tai juos išveš meilė. Ne iš visų situacijų, ta prasme. Bet esminis klausimas, turbūt, kurį viens kitam turėtų užduoti ir apie kurį turėtų pasikalbėti iki santuokos, ką mes darysim, kai bus blogai. Tai yra vienintelis dalykas ir esminis turbūt klausimas, kurį turėtų viens kitam užduoti. Ir čia eina kalba apie visas sritis. Ką mes darysim, kai bus blogai su sveikata, ką mes darysim, kai bus blogai su finansais, ką mes darysim, kai bus blogai su vaikais, ką mes darysim, kai mūsų nuomonės išsiskirs kolosaliai, kaip mes elgsimės. Man gali teisingai atsakyti tokį klausimą, žinai, kaip ypač ant tos emocijos, kur viskas atrodo, žinai, teisingai dėliojasi, labai laimingas, visą kitą. Ir šioje vietoje tada klausia, žinai, ką darysim blogai situacijoje. Tai, čia, žinai, ateities problemos ir viskas, dažniausiai taip ir nurašai. Aš tikriausiai linkstu prie to, ar manai, kad prieš vedybas galbūt pravartu pragyventi bent vieną tokį krizinį etapą? Aš manau, apskritai, gal pasakysiu netgi kiek grubiai, manau, kad esu šalininkas to, kad tam, kad išsiaiškinti, kiek santykis yra tvarus, reiktų vienaip ar kitaip išgyventi krizę. Realią arba dirbtinę. Bet ją reikia išgyventi. Ir šitoje vietoje, ta prasme, aš turbūt esu šalininkas to, kad tik tai pamačius, kaip kita pusė elgesi stresinėje situacijoje, krizinėje situacijoje, tu gali tada pasidaryti išvadas apie tai, kas laukia ateityje. Tam tikras išvadas, ar ne? Tai, žinai, toks pokalbio užvedimas apie tai, kaip mes elgsimės, kai bus blogai. Ir atsakymas, žinai, tai, žinai, nežinau. Tai ko mes čia dabar apie tai, žinai, ir taip toliau. Tai vėlgi liudija tam tikras indikacijas, ar ne, kad galbūt žmogui yra problemos su atsakomybė. Su atsakomybė prieš save, su atsakomybė prieš kitą. Nes vėlgi yra kelių rūšių atsakomybė. Arba jaunatviškas toks naivumas dar kartais. Tai mes einam vėlgi link to, kad ar verta taip stipriai skubėti tuoktis, ar ne? Aš neseniai girdėjau tokį dalyką, kad ir Amerikoje berods buvo atlikti tam tikri tyrimai. Paklausimo buvo taip atsitiktinai žmonių, ar ne? Kodėl jūs tuokitės? Tai labai įdomios priežastys, žinok, Emilija. Labai įdomios priežastys. Viena jų, pavyzdžiui, nes nenoriu būti vienas. Ir man to kyla klausimas, žinai, tai gal žmogui geriau užsirašyti į kokį nors klubą žmonių, žinai, ar būtina eiti į santuoką, kurioje statistika yra kas antra pora skiriasi. Tam, kad nebūti vienišam. Vienas momentas, ar ne? Kitų atsakymas būna, žinai, kad, turėti intimų santykį, turėti seksą.
Bet ar santuoka garantuoja seksą? Ne, negarantuoja. Visiškai negarantuoja. Ir klausimas tada, ar tik tai dėl to reikia eiti į santuoką? Ir labai daug įvairiausių priežasčių. Kartais tai žmonės negali atsakyti tą prasme. Kai kurie sako, kad taip yra įprasta. Žmonės eina dėl to, kad tai yra įprasta. Socialinis aspektas labai didelis visą laiką. Taip, vienareikšmiškai. Tai yra labai didelis aspektas, bet žmonės turėtų būti labai aiškiai įsivertinę, kad šis socialinis aspektas veda prie 50% skyrybų. Ir kitaip tariant, kiek mes esam užduoti viens kitam klausimą, ne, kiek mes esam pasiruošę atlaikyti šitą statistiką, ar ne? Kiekvienas, jeigu užduotų savo klausimą, o kodėl mes neturėtume būti statistikos dalim? Kuo mes išskirtiniai šitoje vietoje, ar ne? Kartais ta gera refleksija, kai esi draugauji, tarkim, poromis, nes kas dažnai irgi atsiranda, jeigu pas tave pora, tai poromis ir draugauji. Ir sėdi, žinai, ten 3, 4, 5 porelės ir taip galvoji statistiškai. Taip. Ir galvoji, kažkaip čia reikėtų įsivertinti šitą vietą per savo prizmę. Aš vis tiek esu toks gal realistas, bet / optimistas, tai aš galvoju visą laiką, vien baimių valdymas irgi neteisingas, kad, žinai, aš nesirengsiu įsipareigoti kitam žmogui vien todėl, kad statistika yra baisi šitoje vietoje, irgi atrodo neleidžia tau atidaryti tam tikrų durų į santykių kitus lygius. Ir ten kartai žmonės irgi būna, žinai, mes tai, žinai, niekada nesipykstam. Man atrodo, viskas gerai, kad tu susipyksti. Labiau klausimas, ką tu darai susipykęs ir kas vyksta toliau. Taip, labai teisingi klausimai ir šioje vietoje, čia, žinai, vėlgi, baiminti čia nieko nereikia. Reikia turbūt užsiimti ne baimėm kažkokiom, o ne kažkokiais, tai ten, žinai, nepatogumais vienas kito atžvilgiu, bet, atvirų pokalbių. Ta komunikacija. Kitais dalykais. Komunikacija tai yra auksinė taisyklė ir auksinė turbūt, auksinė priežastis, kaip, sakykime, sumažinti riziką tapti statistikos dalim. O žinai, kaip mes esame juokavę savo kompanijoje, kad labai lengvas būdas patestuoti santykius ir toks sąlyginai pigus, man rodos, ten apie 20 ar 30 eurų kainuoja vasarą. Įsivaizduoji? Pora į baidarę. Arba į kanoją. Taip. Ir per tiesiog 4-5 valandų plaukimas. Žinok, nuostabiai veikia. Nuostabiai veikia iki tokių, kad ką tu darai, kur tu čia irkluoji tada. Ir jeigu kada tekia pasirkluoti pačiam, tai sakant, pasižvalgyk, kas irkluoja. Jeigu parelmis irkluoja, kartais būna arba jau labai stabilioje situacijoje šeimoje, arba dar tik ką tik pradėjo draugauti, žinai, ir taip toliau. Tai vėl, čia taip juokais, žinai, paėmus, bet iki tokios mini krizės bent jau komunikacijos srityje tikrai gali davesti ir aš pats per tą patirtį praėjau, mes neišsitaškėm su dabar jau žmona. Tai, bet iš tos pačios pradžios, taip, žinai, jeigu aš juokau, žinai, pradėjai draugauti, keli mėnesiai praėjo, bet nežinai, kur veda, gal ir ne, gal ir taip, iššokį baidarę, paplauk 4-5 valandas kartu, mažai supeliai, žinai, kur ten visur posūkiai, užstrigimai. Daug kliučių dar netgi. Jo, tai labai greitai gausi atsakymą iš savo pusės. Geras, žinok, šitas pastebėjimas, aš galbūt, žinai, dar kiek tokio ekstremalesnio, to prasme, sakykime, sukirtimo žmogus būdamas, sakyčiau, žinai, vienareikšmiškai, tegul nueina į kalnus. Čia buvo antras lygis, mes esame irgi išsistavę su nakvynė, kur tu ten... Jo. Taip, ilgesnį žygį, ta prasme, kada tikrai yra nuovargis, kada žinai, visos kaukės nukrenta, ta prasme, taip stebuklingai, kada nuovargis padaro įtaką, tiesioginę įtaką nuotaikai ir panašiai. Tai taip, tai yra, žinai, pusiau juokais, pusiau rimtai, bet mes kalbam, kad, iš tikrųjų, neskubėti kartais reikia eiti į santykį, o iš tikrųjų, pagyventi, pakalbėti, pakomunikuoti, pavaikščioti į kalnus, paplaukti baidarę, paspręsti finansus. O ką galvoja apie tos, kurie, žinai, 10-15 metų draugauja kartu, bet galvoja, gal vestuvę apskritai nereikia daryti? O, čia jau yra turbūt atskira pusė santykių. Vėl aš čia turbūt išeinu iš skyrybų advokato ir pereinu į tą turbūt psichologo batus, bet taip, yra nemažai porų tokių, yra tokių pat porų, kurios 10-15 metų pragyvena kartu, nesusituokia ir ateina pas mane, nes užgyvena kai ką. Ir tokiais atvejais užgyvena taip, kad, žinai, vienas laiko, kad tik tai vienas užgyvena, o kitas laiko, kad užgyvena abu. Na ir už tai mes turim visiškai kraštutinį konfliktą. Vėlgi, kiekvienas turbūt turi nusistatyti ribą, kiek turėtų tempti
gyvenimo draugė, ar ne? Vienam tai yra 3 mėnesiai, vienam kitam tai yra metai, trečiam tai yra 3 metai, kitam 5. O kitas iš 15 metų gali pragyventi draugė ir visiškai ten, žinai, tik tada tikėti santuokos. Tai aš manau, kiekvienas taryba turėtų nusibrėžti, bet kada tai yra pakankamai ilgi metai, kalbu apie tai, kad 5 ir daugiau, na tai turbūt tada klausimas yra atsakomybės, ne? Atsakomybės prieš save ir atsakomybės prieš kitą. Tai klausimas, ar viskas yra tvarkoje su šituo aspektu antros pusės ar ne. Tai, kad abiems tinkavos, ne? Dažniausiai tai yra atvejis, kada vienam tikrai netinka. Bet tas vienas, kuriam netinka, taip labai atvirai tą bijo iškomunikuoti. Nes jeigu būtų iškomunikavęs, tai neteitų prie 15 metų. Gerai, užkabinam tą patarimą žmogui, žmonėms, kurie prie slenkščio tuoktis, prie to kitos slenkščio, kur skirtis, kur čia įžvalgos. Čia įžvalga turbūt būtų tokia, kad kiek įmanoma išlaikyti pagarbą. Kiek įmanoma išlaikyti pagarbą viens prieš kitą ir nepamiršti to, kad ypatingai tais atvejais, kai pora turi bendrų vaikų, jiems neišvengiamai teks komunikuoti ir po skyrybų. Jiems neišvengiamai teks spręsti vaikus liečiančius klausimus ir taip toliau. Skyrybos apskritai tarp sutuoktinių, kurie turi vaikų, tai yra toks unikumas, kada žmonės vėlgi to iki galo nesupranta, bet jie keičia vienas problemas į kitas. Ir kartais galvojama yra taip, kad, jeigu aš išsiskirsiu, tai mano problemos pasibaigs. Skurs naują gyvenimą ten ir taip toliau, atsiras kita moteris ar kitas vyras ir taip toliau ir štai viskas. Ne, kai yra bendrų vaikų, tai taip tu iš santuokos išeini, santuoką tu nutrauki, priežasčių, nebelieka, tu jau nebekenti tam santykiui ir panašiai, bet atsiranda kitos problemos, į kurias šitą problemą tu iškeitei, kurių kitol tu neturėjai. Tai yra problemos susijęs su vaikais, o kas nuo šiol vaikus vežios, kas nuo šiol vaikščios susirinkimus, kaip mes spręsim vaikų ligos atvejus, kas jums biuletenius, kaip mes spręsim kitas, sakykime, problemas susijusias su šventėmis vaikų ir taip toliau ir panašiai. Ir lyg tai problemos, kurių santuokai nebūdavo, jos atsiranda. Ir neretai, kai šalys skyrybų byloje, atvirai tariant, išsitaško, ar ne, išsikonfliktuoja iki negaliu ir nebeišsaugo net jokio, ne tai kad pagarbaus, bet net žmogiško santykio, jom vėliau tartis apie tai, kas paims vaiką, ar kas organizuos gimtadienį, ar čia mes bendrai organizuojam ar ne, taps iššūkio vertų klausimų. Tai šioje vietoje reikia nepamiršti to, kad, bent jau pasistengti, išsaugoti kiek įmanoma pagarbų santykį ir dėti pastangas tam, kad prieiti prie bendro kompromiso, nutraukti santuoką bendrų sutikimų ir nenueiti ginčo tvarka. Ar būna situacijų, kad didžioji dalis žmonių nesibaigia su vaikais 50-50? Tai iš esmės tendencija bendratėvystės modelio, jinai jau faktiškai yra viena aktualiausių tendencijų šiai dienai, apie tai, kad, buvę sutuoktiniai faktiškai dalinasi tėvystė bendrai. Tai yra 50-50. Kaip tas bendravimas vyksta? Ar tai yra savaitė su vienu, savaitė su kitu, ar kaip pats sakai, ten kas 3 ar kas 4 dienos keičiantis vaikais, tai jau yra vėlgi technikos klausimas. Kaip jie sutarė, kokia tvarka yra priimtinesnė vaikam ir panašiai. Tai šita tendencija, jinai iš tikrųjų yra pakankamai gaji ir turbūt šiai dienai viena populiaresnių. Bet iš tiesų lieka 50-50? Labai dažnai. Bet vėlgi, teismai tos 50-50 tvarkos nenustato taip aklai. Yra sąlygos tam tikros, kurioms esant ta tvarka yra nustatoma. Tai kaip antai vėlgi. Yra svarbus vaikų amžius. Yra svarbu, ar vaikam ta tvarka tinka. Kas nusprendžia? Teismas nusprendžia, jeigu šalis negeba nuspręsti, ar ne? Tai teismas padeda, sakykime, sudėti taškus ant į, nes vėlgi labai svarbus yra tokie ir techniniai aspektai kai kurie, ar ne? Jeigu, sakykime, vyras lieka gyventi ten, nežinau, Vilniui, o žmona išvažiuoja į Kauną su vaiku, ar ne? Tai vėlgi klausimas, kaip tą 50-50 įgyvendinsi. Neįgyvendinsi paprastai, ypatingai jeigu tai yra mokyklinio amžiaus vaikas.
Bet jeigu tai yra kalba apie Vilnių, apie tą patį miestą kaip pavyzdys ar ne, jeigu tai yra kalba ypatingai apie tai, kad atstumai iki ugdymo įstaigos yra panašus, kada vaikui nebus didesnio streso ilgiau keliauti iš vienų namų į ugdymo įstaigą ir iš jos, jeigu tėvų ryšys, va čia yra ypatingai svarbus dalykas, abiejų tėvų ryšys su vaiku yra vienodas, o ne kažkurios vienos yra didesnis. Kitaip tariant, žmogus, sutuoktinis ar sutuoktinė, kuris santuokos metu skiria pakankamą dėmesį vaikam, lygiom teisėm lygiai taip pat dalyvavo vaiko gyvenime, ir laisvalaikyje, ir ugdyme, ir visose kitose srityse, taip pagal atitinkamą vaiko amžių jis gali jau tikėtis to bendratėvystės modelio. Ir atvirkščiai, jeigu tėtis ar mama buvo daugiau savaitgalinių pramogų, kaip sakyti, teikėjai vaikui ir tik epizodiškai dalyvavo jų gyvenime ir panašiai, tai sakyti, reikalauti, kad nuo šiol tai bus pusė tvarkos, kad to ryšio neužmėgsta tokio tampraus su vaiku, kaip kad turėtų būti, teismas nenustatys tokio atveju tos tvarkos. Tai nes ypatingai svarbi vėliau tampa ir vaiko nuomonė, kai jis geba ją išreikšti. Tai nes iš tikrųjų labai svarbu, kaip ir pats vaikas reaguoja. Ir iš tikrųjų, Emilija, yra atveju, kada ta tvarka 50-50 vieniem vaikam tinka, o kitiem vaikam netinka visiškai. Ir čia yra labai labai individualu. Ta prasme, nes vieni vaikai sako, tai yra valio, liuks, faina, aš matysiu ir vieną iš tėvų ten savaitę, ir kitą iš tėvų savaitę, ir jiem yra smagu ten vienuose namuose savaitę būti kitiem. O kiti vaikai anaip tol, jie sako, kad jie jaučiasi kaip tiem žini keleiviai ant lagaminų. Jų paklausus, o kur tu gyveni, jie negali atsakyti, nes jie nežino, kuriuose namuose jie gyvena. Su kuo jie gyvena, jie nežino. Ir jie sulaukia, kad ir tokio, sakykime, paprasto, bet nepatogaus klausimo mokykloje, o tai kur tu gyveni? Kokiu adresu? Ir ką atsakys vaikas, žinai, būdamas ten 7 ar 8 metų, ta prasme, kokiu adresu jis gyvena. Kai jisai susimasto staiga, tai palauk, aš gyvenu ir su tėčiu, ir su mama, ir tuo adresu. Ir štai, arba, žinai, kitos problemos tampa, kai, žinai, ten vaikas vieną daiktą pamiršta kituose namuose. Savo mylimą žaislą, miego draugą. Ar ten kokį, nežinau, kanceliarinę priemonę. Ta prasme, ar knygą kokią, ir taip toliau. Ir tada vėl stresas vaikui, ta prasme. Tai čia vėl tėvai turėtų priimdami sprendimus liečiančius vaikus ypatingai į pirmą vietą pastatyti vaiką, kas jam yra geriausia. Ir aš neretai labai nepatogiai galbūt tiek konsultacijos metu, tiek dėrybų metu, ta prasme, užkirsdamas kelią eigai, ta prasme, pasiteirauju, sakau, jūs išsakėt savo nuomonę, o kas jūsų vaikui bus geriausia? Iš jo biškutį batų pasižiūrėkim, ar ne? Nes kas jums geriausia, aš išgirdau, ar ne? O kas geriausia vaikui? Ir štai tada žmonės taip susimąsto, vaikas, jo, dargi jisai yra, ne? Pamiršom čia kažkaip stebuklingai, nes vienas apie savo principą kalba, kitas apie savo principą, vienam 50-50 norisi, kitas sako, ne, čia nebus jokių 50-50, o vaikas tai kur? Kažkur čia. Tai netgi neretai, ar dėrybų metu, arba mediacijos metu, kai kurie netgi mediatoriai propaguoja, žinok, tokį dalyką, kad, sakykime, paprašo tėvų, kurie ateina susitarti, kad atsineštų bent jau vaiko nuotrauką. Ir padėtų ją ant stalo. Kad vaikas čia yra. Ir kad jo nepamirštų niekas. Tai yra stipru. Ir tai neretai tampa tokiu, žinai, psichologiniu tokiu aspektu šalims, kad, aš čia ne vieną apie save turiu galvoti, ar ne? Ką norėtum, kad kiekvienas žmogus, dabar, kuris svarsto apie skyrybas ir turi vaikų, išsineštų iš šito pokalbio kaip tokią dalį, kurią reikėtų apsvarstyti? Visų pirma, siūlymas yra ir rekomendacija. Dėkit maksimalias pastangas tam, kad susitarti. Dėkit maksimalias pastangas tam, kad susitarti ir nenuveskite jūsų konflikto į teismą ginčo tvarka. Maksimaliai, kiek įmanoma, ta prasme, pasitelkit atstovus, pasitelkit psichologus, ta prasme. Iš esmės, kad kaip įmanoma eliminuoti vaiką iš konflikto. Ir kiek įmanoma apsaugoti jį nuo tos neigiamos informacijos, nuo to nuteikinėjimo ir taip toliau panašiai. Tai neatsilieps geruoju tikrai vaikui ateityje. Ir šioje vietoje, ta prasme, vienas pagrindinių dalykų yra turbūt, kurie taip, žinai, ir neretai praktikoje pasimato. Kai vaikas pajaučia konfliktą, jisai susigūžia, ar ne, į tą ežiuko tokią būseną
Ir neretai, žinai, tėvai pykstasi ir jie nemato, kad vaikas tuo metu nuleido galvą. Ir jie nemato, žinai, kad vaikas ilgainiui jau tada nebenori būti nei su vienu, nei su kitu. Ir sako, žinai, aš noriu pas močiutę. Jo, tai vat tokie vat atvejai turėtų būti susimastymo, žinai, aspektais. Atvejai, kada mes puikiai suprantam, kad jeigu šaliai susitarė taikiai, nebūna nei vaiko apklausų teisme, nei vaiko apklausų namuose, išklausimų nuomonės per vaiko teisų apsaugos tarnybą ir panašiai. Vaiko teisų apsaugos tarnyba net neįtraukiama į skyrybų procesą, jeigu šalys skiriasi taikiai. Ir priešingai, jeigu tik šalys nesusitarė taikiai, tai mes turim vaiko teisų apsaugos tarnybą privalomai kiekvienoje skyrybų byloje. Jos privalomai turi teikti išvadą, tam, kad išvadą pateiktų, turi išklausyti vaiko nuomonę, o neretai ta nuomonė yra išklausoma net nesykį, o 2, 3, 4 ar net 5 kartais. Ir vat įsivaizduok, koks tai yra stresas vaikam. Tai jeigu iš tikrųjų tėvai, kad ir besiskiriantys tėvai, iš tikrųjų savo vaiką myli ir linki jam gero, tai va tegul ir pasistengia jį apsaugoti nuo šito proceso. Viskas, kas susijęs su vedybinė sutartim. Oho. Žinai, vienoj pusėje įrankis oriai išsiskirti, kitas spjūvis į meilę, kitas tu ten manęs nekenti ir taip toliau, tu jau planuoji ir visą kitą. Iš mano tokio požiūrį iš šono ir vėl netoje srityje, bet man atrodo, kad sąlyginai populiarėjantis, bet dar vis labai mažai vietos užimantis Lietuvoje procesas. Bet apskritai, jeigu žmogus pirmą kartą girdi, kas tai reikėtų truputį supažinti, tai jeigu taip trumpai apibūdinti, kas tai ir kokią problemą bando išspręsti. Ja, tai vedybų sutartis iš esmės yra tas dokumentas, kuris išsprendžia iš anksto sutuoktinių turtinius klausimus. Kitaip tariant, prieš vestuvės. Prieš vestuvės. Taip, prieš vestuvės sudaręs vedybinę sutartį, iki vedybinę sutartį, tu jau iš esmės apsprendi turtinius klausimus, kaip viskas dėliosi santuokoje. Paprastai tai yra populiariausia, sakykime, vedybų sutartis su visiško turto atskirumo principu. Kada į santuoką ateina du sutuoktiniai ir turtiniai plotmėje yra visiškai atskiros respublikos. Tai yra tai, ką užgyvens vienas, bus tik vieno. Ir tokius įsipareigojimus, kokius prisiims tik vienas, bus tik jo įsipareigojimai. Ir kito atveju lygiai taip pat. Tokį turtą, kokį užgyvens tas sutuoktinis, bus tik jo ir įsipareigojimai, kuriuos prisiims, bus tik tai jo. Tai yra visiškas turto ir įsipareigojimų atskirumas. Tai ta vedybų sutartis iš tikrųjų dažnas ją laiko, žinai, nepagarbą, ten spjūvį veidą ir taip toliau, bet kaip aš ir esu minėjęs ir mūsų ankstesniam pokalbį, tai yra įrankis kaip oriai išsiskirti. Ir neretai tai tampa vėlgi tuo dokumentu, kuriam esant daug paprasčiau įgyvendinamas santuokos nutraukimas bendrų sutikimų. Nes turtinių klausimų nebėra ką spręsti. Įsipareigojimų nebėra ką spręsti. Ir belieka išsispręsti tik tai patį santuokos nutraukimo klausimą ir vaikų klausimą. Viskas. Ir čia, žinai, vedybų sutartis turbūt yra tas dokumentas, kuris yra apipintas labai daug tokio nepatogumo. Labai daug to tokio, žinai, čia kažkas nori kažką apgauti, čia kažkas nori kažką pasipelnyti, gauti savo naudos. Ir, žinai, kaip ir kalbam, ar ne, tai nėra tiek labai įprasta, sakykime, šiai dienai tarp einančių žmonių į santuoką pasirašyti tokį dokumentą. Bet, žinai, aš kokią tendenciją įžvelgiu jau keliolika metų tiek atstovaudamas klientų skyrybų bylose, tiek rengdamas tas pačias vedybų sutartis. Dabar tokį dalyką, dabar iš tikrųjų pasakysiu ir ką tik pagalvojau, kad iš visų mano rengtų vedybinių sutarčių tik keli klientai išsiskyrė. Aš darau iš esmės išvadą ir tokią prielaidą, gal netgi tiksliau, kad vedybų sutartį pasirašo tie žmonės, kurie jau atvirai žiūri į santykį. Jie nebeturi ko slėpti iš esmės, ar ne? Jie atvirai sako, dėl ko tas yra reikalinga, dėl ko jie mato šito dokumento poreikį ir taip toliau. Ir kada tu ateini į santykį su atvirumu ir su labai aiškia pozicija, kaip tu įsivaizduoji turtinius aspektus. Ir mes nekalbam apie atvejus, kai, žinai, ta prasme, ten vienam viskas, kitam nieko. Mes kalbam apie atvejus, kada vedybų sutartis tampa tam tikrų saugiklių šeimai.
Ir kada šalis labai aiškiai išsigrynina turtiniai plotmėjai tokio dokumento poreikį, finansiškai joms tampa daug paprasčiau komunikuoti. Sakykime, aš, žinai, tam pradinėme etape savo ten startuolio kokią nors ir vedybos ten panašių metų vyksta ir aš žinau, kad aš prisimsiu milžiniškus įsipareigojimus ir savo turtu atsakysiu, galbūt antros pusės turtu aš nenoriu rizikuoti šitoje vietoje ir tada atskirtis ir ta vedybinė sutartis yra kaip tik saugiklis, kad, žinai, kad aš užbankrotinčiau ir savo antros pusės. O, žiūrėk, tu labai puikiai priėmė informaciją, kurią aš tada aptariau pirmo mūsų pokalbio metu. Iš tikrųjų, tai yra vienas pagrindinių atvejų, tai yra įsipareigojimai. Ir šioje vietoje, ta prasme, žinai, vedybų sutartį, vat ir sakau, žinai, tai yra tas, žinai, įrankis, kur atrodo čia, žinai, nemylė, kur atrodo čia, žinai, nepagarba, kaip čia drįso pasiūlyti, žinai, ir taip toliau. Bet iš esmės tai yra tas įrankis, kuris apsaugo nuo sutuoktinio skolų. Nes jeigu sutuoktinį, žinai, pasiėmė paskolą vakar, tai antstolis gali ateiti pas jūs rytoj. Ir ateis ne pas jį, ateis pas abudu. Nes jeigu nėra vedybų sutarties, tai visos pajamos gerbimieji yra bendros. Yep. Ir šioje vietoje, ta prasme, antstolis gali laisvai uždėti areštą, ta prasme, ir ant sutuoktinio sąskaitų, tam, kad patenkinti kreditorinius įsipareigojimus. Paminėjai tą vietą, kad vedybos visi pinigai yra bendri pinigai, jeigu neparašym sutarties. Užkabinam šitą vietą, nes aš labai dažnai tenka pamatyti tą situaciją, kur šeimoje viena pusė yra, kur prižiūrim finansus, investuojam, valdau visus, taip sakant, prižiūriu biudžetus kažkokius, arba tas toks, žinai, mano ten šitas atsakomybės, mano šitas atsakomybės, skirtingai uždirbam, identiškom sumom prisidedam prie skirtingų vietų. Nors iš tiesų visi tie pinigai yra šeimos pinigai. Taip. Kaip manai, iš tos skirybų bylos pusės, kuris žmogus čia galbūt netaip teisingai pasielgia? Tai čia yra akivaizdu turbūt iš esmės, kalbant apie šitą situaciją konkrečiai. Finansinė higiena kaip po tokia turėtų būti būdinga ir įprasta, gal tikslesnis žodis, abiems sutuoktiniams. Ir žinai, perleidimas pilnai finansų valdymo į vienas rankas, jisai turi tam tikrų neigiamų aspektų. Turi ir teigiamų, be jokios abejonės, galbūt ten, žinai, ta pusė daug geriau tvarkosi su finansais, ten, žinai, išmano domės ir taip toliau ir panašiai. Bet turi ir neigiamų aspektų, kaip pavyzdys tokių, jog skyrybų atveju to turto masė dalinsis. Ten akcijos, obligacijos, ten kiti vertybiniai popieriai, ta prasme, ir taip toliau, santaupos banko sąskaitose, ten gyvybės draudimo įmokos, ta prasme, ten visi kiti dalykai ir taip toliau. Bet jeigu žmogus per santuokos laikotarpį neišmoko valdyti finansų pats, tai aš tiesiog matau tuos atvejus, aš žinau juos, tai kad ir kokio dydžio jisai kompensaciją gaus, nes paprastai turtas liks vienam, o su pareiga kompensuoti kitam. Darykim prielaidą 500 000 kompensaciją nuo 1 000 000 eurų vertės portfelio. Tai paprastai žmogui, kuris nemoka su tuo tvarkytis, tai yra, net pasakyčiau, konkrečiais atvejais ne metų, o mėnesių klausimas, kada ta suma tiesiog ištirps. Tai dėl to statistika. Ja, tai yra vienas dalykas. Antras dalykas vėlgi, tai mes kalbame apie finansinę higieną, apie tai, kad žmogus turėtų turėti ne tik kažkokią, tai sakykime, pasikliauti kitų sutuoktinių, žinai, kuris ten valdo pilnai finansus, bet ir turėti savo kažkokias tai investicijas. Tai būnie ten didesnės, mažesnės, bet turėti kažkokį tai savo asmeninį portfelį, bendrą galbūt šeimos portfelį turėti kažkokį tai, sakykime, taip. Tam, kad, vėlgi, ir kaupti žinias ties tuom, ir turėti tam tikrą saugumą ir panašiai. Nes labai dažni atvejai yra ir tokie, kad priejus prie skyrybų slenksčio žmonės net neturi finansinių galimybių sustartuoti su išlaidom, nes išlaidos didžiausios skyrybų byloje nemažos yra pačioj pradžioj proceso. Jeigu nepavyks susitarti mediacijoje, tai yra ir ieškinio rengimas, konsultacijos, įrodymų rinkimai, vertinimai turto ir taip toliau ir panašiai. Ir tada, žinai, sako, turtas yra, bet iš jo pinigų kaip ir negalima paimti, nes tai yra nekilnojamas turtas, investicijas visas valdo kita pusė, aš neturiu prieigos, santaupų nėra, nes nedirbau, auginau vaikus.
Ir va štai yra tie tokie atvejai, kurie jau nuo pat pradžių muša saugumo jausmą pas asmenį, ar ne? Tai, žinai, čia turbūt kaip jūsų rekomendacija ir neturėti tam tikrą finansų pagalbę, ten 6 mėnesiam, 3 mėnesiam, ten metam, kaip kam jau ten, žinai, pagal situaciją, tai taip ir čia, ar ne? Tu negali pilnai pasitikėti, ta prasme, kita pusė pilnai pasikliauti ir taip toliau, ypatingai, kai yra tam tikros indikacijos, kai matai, jog santykis neina į gerą, kita pusė nėra suinteresuota ten dirbti tie santykių ir panašiai. Tai va čia yra turbūt tie atvejai, kur na, kuriuos įvardinau ir kuriuos turėtų atkreipdėmėsi. Koks mitas apie skyrybas tave labiausiai, taip, sakykime, erzina galbūt arba nepatinka, nes žmonės juo dar vis vadovaujasi ir paskui arba nudega, arba brangiai sumoka pinigus? Vienas iš mitų. Teismas viską nuspręs. Teismas viską nuspręs ir šitoje vietoje, žinai, pasikliovimas tuom, kad, žinai, jeigu aš negaunu to, ko siekiu, teismas viską nuspręs, jis yra visiškai neteisingas. Kolosaliai neteisingas, kadangi taip teismas padalins turtą, taip teismas iš dalies nuspręs tam tikrus klausimus, bet sprendimus tam tikrus priims patys asmenys. Teismas, ką reikia suprasti, jisai paskirsto atsakomybės. Jis nenusprendžia už žmonės, nenusprendžia už jų likimus, kaip jie, sakykime, tvarkysi su tuo teismo sprendimu. Ten mes galim laikyti tą prasme, kad tai yra dalinai sprendimas, tam tikrų klausimų sureguliavimas, bet tai yra daugiau atsakomybių paskirstimas, kaip aš sakyčiau, ar ne? Nes toliau, kaip jau tvarkysi su tuo teismo sprendimu šalis, tai jau yra jų atsakomybė. Kaip teismas paskirstė tą atsakomybę šitoje vietoje. Tai va čia yra tas, žinai, pasikliovimas teismu ir toli gražu vėlgi, toli gražu ne kiekvienu atveju teismas nusprendžia taip, kad atkurti tą tiesą, nes žmonės ateidami į teismą, jie naiviai tikisi, tikrai naiviai tikisi ir labai dažnu atveju, kad jau teismas išspręs tą situaciją labiausiai sąžiningai, teisingai, atkurs visą pusiausvyrą, tas žmonės nusivilia. Nes teismui konkrečių asmenų skyrybų byla yra viena iš daugelio. Mes kalbam apie žmogiškus dalykus, teisėjas yra lygiai toks pats žmogus, kaip tu ir aš. Lygiai toks pats žmogus turinti savo požiūrį. Ir su kokiu požiūriu jis ateis į tą bylą, su kokiu vidiniu įsitikinimu jis ateis į tą bylą. Prieš pietų pertrauką, po pietų pertrauką. Susipykęs ar ne prieš tai su savo žmona, to prasme, turėjęs vienokias ar kitokias krizinės savo gyvenime, ar ne, galintis ar negalintis atsiriboti pilnai nuo tų iššūkių, ta prasme, ir taip toliau. Po tokį rezultatą mes galbūt ir turėsim. Dar vienas mitas, žinai, yra tai, kad jeigu aš įrodysiu kito sutuoktinio kaltę, žinai, tai jisai iš santuokos išeis nuogas basas. Čia jau yra tiesiog standartas. Dauguma atėjusių klientų į pirminę konsultaciją ypatingai akcentuoja kaltės aspektą. Neištikimybė, alkoholizmas, priklausomybės nuo narkotinių medžiagų, smurtas artimoje aplinkoje, ten smurtas prieš vaikus ir taip toliau ir panašiai. Ir jeigu aš tai įrodysiu, yra tokia klišė ar šablonas netgi, žinai, galvoja lyg tai, kad kita pusė automatiškai išeis su mažiau turto. Tai gerbimieji, santuokos nutraukimas iš priežastys įtakos turto padalinimui neturi. Jei galėtum kiekvienam žmogui Lietuvoje, kuris yra poroje, į galvą įrašyti vieną santykį apie santykius ir skyrybas, kas tai būtų? Gali būti pora sakinių, bet tai tokia pagrindinė mintis. O geras. Čia iš tikrųjų toks, žinai. Tik 2,7 milijono žmonių, jeigu ką. Tai aš suprantu. Esminė žinutė turbūt būtų tokia: meilė jūsų santykio neišgelbės, susidūrus su krize, bet įgūdžiai ir tarpusavio komunikacija gali išgelbėti. Super. Ačiū, Dainiau, manau, labai smagus pokalbis, nepastebėjau, kad kiek jau laiko prabėgo, tai jau turim į pabaigą keliauti. Vėl paliksiu visus kontaktus, jeigu kas nors norės pabendrauti arba nepalaikinti paustų, bet pasiedukuoti iš savo pusės, tai website šitame galima irgi viską rasti. O mes su jumis sutiksim sekančiame epizode.